Tai čia maždaug kaip sovietmečio. Čia taip sovietmečio buvo. Nu, kas aš tokia, kad mokslinis duomenis užginčyčiau. Mokytojas nėra kažkoks blogis mokykloje. Leidžia paskrolinti pamokoje. Nu, būna mokytojų tokių, kuriem nelabai rūpi. Prieš 100 metų nebuvo kitų veiklų. Ir žmonės ir skaitydavo, nes nebuvo ką veikti. Labas, čia Paulius ir su Ministerija Futura tęsiame diskusiją su jaunimu visoje Lietuvoje. Mūsų tikslas, kad jaunimo balsas būtų išgirstas ir atstovaujamas. Ankstesnius Paneik epizodus rasi LRTU YouTube paskyroje. O šį kartą Ministerija Futura autobusu vykome į Panevėžį, kur su moksleiviais kalbėjomės apie švietimą. Turėjau tvirtą poziciją įvairiais su švietimu susijusiais klausimais, o jaunimas bandė paneigti mano teiginius. Susirinkusi publika galėjo nutraukti diskusiją mojuodama vėliavėlėmis. Jei jos pakyla, vadinasi, ieškome naujo pašnekovo. Pirmasis mano teiginys – mobilieji telefonai mokyklose turėtų būti draudžiami. Švietimo sistemos darbuotojai jau ilgą laiką kalba apie tai, kaip telefonų naudojimas per pamokas ar pertraukas kenkia ugdymo procesui. Nuo šių mokslo metų visos mokyklos turėjo parengti vidaus taisyklės, nustatančias mobiliųjų telefonų naudojimo ribojimą. Bet man atrodo, kai nėra bendros tvarkos, atsiranda per daug sumaišties. Uždrauskime įstatymų ir sustabdykime tą besaikį skrolinimą. Kodėl ne? Mobilieji telefonai, manau, kad mokyklose turėtų būti uždrausti arba draudžiami. Paneik. Šiaip vien dėl vadovėlių trūkumo tu negali išvengti to telefono, bet aš manau, kad mokytojai kaip tik jau net ir per daug naudoja tos telefonus, kad palengvinti visų mokinių mokymas ir tada tas atsiranda neišvengiamas tas išsitraukimas telefonų per pamoką ir tada atsiranda ta didžiulė problema, kad jau telefonas net nebeišvengiamas per pamoką, tu jo net tau knybžda rankas jį išsitraukti ir naudoti kažkur ar ten pasižiūrėti kokį TikTok ar paskrolinti, jeigu pamoka nėra įdomi, o labai dažnai mokytojai dar būna net tai ir leidžia. Leidžia paskrolinti pamokoje? Nu, būna mokytojai tokių, kuriem nelabai rūpi. Ne, nu tai gerai, tai apie blogus obuolius mes nešnekėkim tikriausiai. Yra netgi, man atrodo, bendrai valstybinio lygmenių yra programa, kuomet mokyklos gali gauti planšetes įvairioms pamokoms. Jeigu tai reikia ir jeigu tom pamokom ir to reikia ir jeigu tai reikalauja mokymosi programa. Tai galima tikrai integruoti tą skaitmeną, bet kai kiekvienas atskirai ateina su savo telefonu ir kas išsitraukia TikToką paskrolint, kas išsitraukia ten su draugu susirašinėti ir panašiai, tai paprasčiausiai tavo dėmesys nebėra į tai, kas yra priešais tavo akis ir nuo to nukenčia ir pažymiai, ir bendrai mūsų ateitis. Jeigu tiesiog tų telefonų nebūtų, tai tada vaikai būtų priversti susikaupti į medžiagą. Mano mokykla turėjo tas planšetes, bet jų nenaudoja. Pačios mokyklos nėra, gal neturi dar tiek pačios medžiagos, kaip su juo elgtis ir panašiai. Ir, pati medžiaga nėra tiek skaitmenizuota. Taip, nėra tiek pati medžiaga skaitmenizuota, vien tai, kad, sakykime, nėra vadovėlių, bet jų nėra net ir nepradėta leisti, sakykime, pagal dabartinius mokymus standartus, jį nėra pradėta tiek daug leisti. Tai ir gaunasi tas, kad tos planšetės nėra naudojamos, o vietoj to, kad planšetės, tai yra tie telefonai. Ir tada gaunasi. Tu mokaisi, ateina notificationas, tau parašo draugas, tada tu jau nebežiūri į tą telefoną, ką ten mokytis ir panašiai. Gauni to dopamino iš telefono, to kaip vadinamų mėlynų ekranų ir tada tu dar labiau nori tą telefoną įsitraukti. Jo, po to, kai pasižiūri į telefoną, tam, kad tavo smegenys pilnai atsistatytų į pilną dėmesio sutelkimą, reikia berods vidutiniškai 15 minučių. Tai čia, tu jau praktiškai trečdalį pamokos tu jau esi pralošęs. Technologijos yra jau neatsiejama dalis, ypač telefonai. Tai yra neatsiejamas dalykas realiai net ir mokyklose. Tu naudoji tiek mokymusi, pavyzdžiui, yra platformos ar egzaminatorius, ar eduka, kai dabar irgi teko girdėti, kad nėra netgi trūksta vadovėlių, tai vadovėlis įsijungia per eduką. Mes negalim nesinaudoti telefonais, nes tam tikrais atvejais mes neturim vadovėlių, bet čia turbūt yra švietimo sistemos didelė problema ir tada jau telefonas gaunasi kaip pasekmė. Telefonas yra labai didelė išblaškymo priemonė paprasčiausiai. Tu gali skaitmeninėme pasaulyje išeiti į visiškai kitą plotmę, negu tu turi būti, tai kitaip tariant, tu esi, pavyzdžiui, matematikos pamokoje, bet tu gali ten žiūrėti, nežinau, kažką per YouTube tikriausiai žiūrėti. Ir yra tiesiog, begalės tyrimų, tiesiog rodančių, kad dabartinė medija, vadinkim taip, yra labai smarkiai sutrumpinusi dėmesio sutelkimo tą vadinamąjį tarpą, ar ne? Bet jeigu tu dar ir turi tą įrankį šalia savęs ir gali išsitraukti ir tą dėmesį dar labiau nukreipti kažkur kitur, tai manau, kad tai labai yra žalinga priemonė pamokose būtent. Geras pavyzdys yra tos pačios telefonų dėžutės, į kurias sudedi telefonus. Tai va, čia jau neblogas startas, aš manau. Čia būtų neblogas startas ir jeigu visose pamokose tai būtų daroma, bet ar tikrai reikėtų bendrai uždrausti, kaip ir pats klausimas, tas teiginys sako, kad mobiliai telefonai mokyklose turėtų būti draudžiami, bet aš sakyčiau, kad tada gerai, tada pamokose, kad būtų draudžiami, bet
taip, tai jeigu mes iš viso uždrausime, tai tada mes gausis taip, kad mes truputį sugrįžtam laiko atgal, kada privalėdavai vaikščioti koridoriais privalomai. Nesupykite, bet aš manau, kad auga kvailesnė karta, nes ji neskaito knygų. Skaitimas gerina kritinį mąstymą, analitinius gebėjimus, formuoja socialinį suvokimą. Tyrimai rodo, kad skaitimas prisideda prie geresnių egzaminų rezultatų, o juk su egzaminais turime ne vieną ir ne dvi problemas. Jaunimo noras skaityti mažėja visame pasaulyje. Paneigsite? Auga kvailesnė karta, nes ji neskaito knygų. Paneik. Šita karta kaip tik auga nekvailesnė, nepaskaičiu, kad ir protingesnė galbūt, bet šita karta tiesiog žino, kur susiras daugiau informacijos. Karta nėra kvailesnė, jeigu neskaito knygų. Aš turbūt šią tezę labiau norėčiau pabrėžti parašyto žodžio arba skaitomo žodžio svorį. Yra labai daug tyrimų atlikta, kad daug geriau yra įsisavinama informacija, kai jinai yra perskaitoma, negu, pavyzdžiui, klausoma. Ir tada dar vienu laiptelį aukščiau, daug geriau jinai yra įsisavinama iš popieriaus, negu iš ekranų. Knygos, ir tai yra grinai popieriniai variantai, vis tiek yra vienas geriausias, jeigu ne pats geriausias informacijos įsisavinimo variklių. Mano aplinkoje yra labai daug žmonių, kurie informaciją geriau įsisavina, kai ją klauso, ją nežinau, piešia, taip yra skaitančių, bet tai čia yra kiekvieno informacijos įsisavinimo būdas, tai čia labai skirtingai. Jie nežino, kiek ir kokios informacijos, tiksliau, kaip efektyviai jie tą informaciją įsisavintų, jeigu jie skaitytų. Jie turi atlikti kažkokį reprezentatyvų tyrimą, kad žinotum, kad tas yra geriau negu tas. Nežinau, man atrodo, audio knygos net efektyviau šitoj mūsų kartoj yra. Pavyzdžiui, aš bandau audio knygas ir aš tiesiog ją užsileidžiu ir tada mano mintis išskrenda visiškai kitą pusę ir paskui skyrius baigėsi ir supratau, kad aš nieko negirdėjau. Mūsų karta yra tokia biški multitaskeriai. Tai tvarkai kambarį, klausai knygos, kažką atsimeni, kažkas įstringa. 2024 metų atlikta 49 tyrimų metaanalizė parodė, kad mokiniai, kurie skaitė popieriuje, nuosekliai pasiekdavo geresnius rezultatus suvokimo tekstuose nei tie, kurie skaitė tą pačią medžiagą ekranuose. Ką apie tai manai? Nu tai jeigu tyrimas tai pasakė, tai aš neužginčysiu, kas aš tokia, kad mokslinis duomenis užginčyčiau. Senesnė karta nusimanė vienose dalykuose, naujesnė karta nusimano ateities visokiose technologijose, visur kitur. Todėl tas knygų neskaitimas kartais gali ne tai, kad pakenkti jiem, bet jie gali kitur paskaityti, tas pats dirbtinis intelektas. Jaunimui nereikia skaityti visos knygos, kad ten surasti vieną kokį reikiamą sakinį. Jo, jeigu mes imam senesnio kirpimo žmogų, tai jisai priskaito knygų ir jis tada į save sukaupia tas visas žinias, o dabartinis jaunimas, va kaip tu sakai, tai jis tiesiog turi įrankį, į kurį jisai gali pastoviai pasikreipti, kad gauti atsakymus, bet pats iš savęs jisai tuščias, jisai nieko su savim nesinešioja. Tai tada kaip ir auga kvailesnė karta, nes jinai moka naudotis įrankiais, bet su savimi jinai žinių bagažo nesineša. Žmogus perskaitęs tą informaciją, jis ją įsimena, gali panaudoti, tai tikrai su savim žinių bagažą nešiojasi ir nešiojasi tą informaciją, kurios jam reikia. Yra daug mokslinių tyrimų, kurie yra parodę, kad, tarkim, grožinė literatūra, jinai labai prisideda prie socialinių žmogaus gebėjimų, ugdo empatiją ir šiaip ugdo tokius minkštuosius, vadinkim, įgūdžius, kurių tu, nesusigūglinsi paprasčiausiai. Jeigu jaunimas dabar neskaitys grožinės literatūros, tai ar nemanai, kad jie tokie bus truputėlį kvailesni šiuo atveju? Knygų skaitimas suteikia tau tokio visokių minčių, tu tampi iškalbingesnis. Taip. Bet kadangi gyvenam moderniame pasaulyje, kuriame vyksta daugybė renginių, daugybė visokių konkursų, tarpusai iš jų turbūt susitelki visą tą informaciją ir tampi sociališkai prieinamas, gali viešai kalbėti, išmokti ir kitus visus reikalus. Kas anksčiau buvo, tai buvo knygos, imkim čia gal prieš 100 metų, nebuvo kitų pramogų, nebuvo kitų veiklų. Tai žmonės ir skaitydavo, nes nebuvo ką veikti. Dabar vietoj skaitimo aš galiu nueiti kokią diskusiją, pakalbėti ir man rodos tai būtų daug efektyviau negu vienam skaityti nuobodžiai knygą. Tai jeigu mes šio stalo nebūtume pasistatę, tai dabar skaitytum knygą, taip išeina. Knygas neskaityčiau, užsimčiau kitom veiklom. Esu įsitikinęs, kad jaunimas nebesirenka rimtų profesijų, o tai kenkia valstybei. Dabar visi nori būti tiktokeriais, influenceriais ar youtuberiais. Tuo metu Lietuvoje trūksta gydytojų, mokytojų, inžinierių ir kitų svarbių profesijų atstovų. Tokių specialistų poreikis tik didės. Jei jaunimas vietoj jų rinksis būti influenceriais, kokioje šalyje mes gyvensime ateityje?
Aš teigiu, kad jaunimas nebesirinka rimtų profesijų ir tai kenkia valstybei. Labai daug apklausų, labai daug statistikos rodo, kad jaunimas yra labai linkę į įvairias skaitmeninės profesijas ir tai aišku yra influenceriai, youtuberiai, streameriai. Tai nuo to nukenčia tokios profesijos kaip tarkim mokytojai arba įvairūs inžinieriai arba gydytojai, va netgi. Tu teigi, kad visuomenės darbuotojai, tokie kaip gydytojai, inžinieriai, yra profesijos, kurios yra rimtos, bet aš drįsčiau teigti, kad tie patys influenceriai, jie gali tikrai padėti valstybei, kai šviečia visuomenę, kad ir satyros principų, bet jie gali padėti valstybei išeiti iš to socialinio burbulo, kurie kartais gali būti. Pavyzdžiui, dabar esu pirmakursis VDU, tai VDU niekada nėra matę tiek daug psichologijos pirmakursių, kas, aš manau, irgi yra rimta ir naudinga profesija šiais laikais. Todėl manau, kad jaunimas kaip tik dabar vėl iš naujo pradeda rinktis rimtesnės profesijas, nes mato, kad jų reikia. Tarkim, žiauriai Lietuvoje trūksta mokytojų. Atrodo, tai ypatingai jaunimo tarpe, tai tiesiog atrodo, labai tokia kažkaip nemadinga turbūt ta profesija. O jinai, mano nuomonė, yra nerealiai svarbi. Labai trukdo tas žemas atlygis. Iš asmeninės patirties turiu vieną pavyzdį, žmogus gavęs 500 išėjo studijuoti pedagogiką. Toks pavyzdys paneigiantis faktą, kad jaunimas nebesirenka pedagogikos. Tiesiog labai atbaido ta pati švietimo sistema, kuri yra šiuo metu ganėtinai prasta. Visos profesijos yra reikalingos, tarkim, tie patys influenceriai, jie populiarina šalį. Nustokit ginti mano profesiją, net aš jos neginu. Jie pasako, tarkim, apie tą šalį, platina lietuvių kalbą, jeigu jie kalba lietuviškai. Jų tautybė Lietuva, tarkim, tai žmogus gali susidomėti Lietuva ir jis atkeliaus, tai populiacija padidėja Lietuvos vienu žmogum, bet tai žmogus. Kaip influenceris galiu prisidėti prie kažkokios informacinės klaidos, kultūros populiarinimo, taip toliau ir panašiai, bet yra tada kiti esminiai tokie pamatiniai sektoriai, kuriuo aš neapimu ir vat jie nukentės. Ką aš turiu omeny, kad pavyzdžiui, mums trūksta inžinierių. Jeigu nėra inžinierių, tai nėra kelių, nėra ta pati krašto apsauga. Mums reikia įvairių specialistų gaminant ginklus, kelius, tiesiant tiltus, taip toliau ir panašiai. Tam tikros labai svarbios profesijos, jų populiarumas yra susiaurėjęs, sumažėjęs ir dėl to mūsų tas valstybės pagrindas profesinio atžvilgiu bus labai silpnas. Bet tarkim, jūs galite pradėti kokį Instagramą kelti faktus kokius nors tenais kategoriją įvesti, tarkim, apie kelius, tarkim, kelių informacija tenais ilgiausiai. Beje, aš esu kažkada reklamavęs profesinės mokyklas, kad hebra, eikite į profesinės mokyklas, tai irgi yra cool ir mums reikia, kad kažkas taisytų kelius, virintų, taip toliau ir panašiai. Visos profesijos absoliučiai yra svarbios, kur tu nueisi ten, tikrai tu įdėsi tą indėlį į visuomenę. Aš esu pats pedagogas, pirmakursis, tai tikrai pas mus yra daug. Tai visų pirma, aplodismentai ir ačiū labai, bet man atrodo, tu esi labai didelė išimtis iš taisyklės. Šiaip labai pas mus šiais metais VU džiaugiasi, nes labai daug yra pedagogų, kurie pasirinko pedagogikos ir daugelis renkasi vien dėl prasmės, ne dėl pinigų. Tai manau, kad visos profesijos, ypač gydytojai, tie patys mokytojai yra svarbu, nes be jų neveiktų ir ekonomika valstybei. Be jokios abejonės, tai toks yra iš tikrųjų ir mano argumentas, kad čia yra sektoriai, kurie vis mažiau populiarūs yra, vis rečiau užpildomi ir dėl to tai yra didelė grėsmė, jeigu mes neturėsim atitinkamų profesijų asmenų atitinkamuose sektoriuose. Aš matau ir kursiokų, ir mes pakalbam, tai daugelis mes sugrįšime į mokyklas ir toliau dirbsim, vien dėl to, kad mes matom vertybės mokiniuose, matom tobulėjimą, matom, kad mokykla gali būti ir kūryba, o ne tik kažkokia prievarta, kad jų nesirenka, tai tikrai šie metai parodė, kad daugelis jaunimo svarsto ne apie pinigus, o apie prasmę. Geras yra tavo pastebėjimas, iš tiesų per pastarosius, man atrodo, 3 ar 2 metus, dabar nepamenu, yra pastebėtas influksas, tai yra daugiau žmonių ateina studijuoti pedagogiką, bet pavyzdžiui, fizikos ir chemijos visi vengia kaip velnės kryžiaus. Tai ką tu, pavyzdžiui, apie tai manai? Nes fizika ir chemija, taigi čia yra grinai inžinerinės žinios, plačiaja prasme. Čia reikia keisti visą mąstymą apie chemijos ir fizikos pamokas jau mokykloje. Manau, turėtų būti kažkokios kitokios įtraukiančios pamokos, pavyzdžiui, gyvai einant į inžinerinės įmonės, į tas pačias kitas įmonės, kad sudomintų mokinius.
Panevėžio jaunimą taip pat bandžiau įtikinti, kad Lietuvos švietimo sistema yra beviltiškai pasenusi. Švietimo, mokslo ir sporto ministrai keičiasi greičiau nei baigėsi kadencijos, kiekviena valdžia bando pakeisti ankstesnės valdžios sprendimus, kiekvienais mokslo metais kyla skandalų dėl mokymo medžiagos, vadovėlių, mokytojų trūkumo, valstybinių brandos egzaminų ir daugybės kitų problemų. Man atrodo, kad tai geriausias įrodymas, jog mūsų švietimo sistema žiūri atgal, o ne į priekį. Lietuvos švietimo sistema yra beviltiškai pasenusi. Šitas 33 metų dėdas, kuris baigė 2011, taip teigia, paneik. Beviltiškai yra labai stipri sąvoka, kurios gal nereiktų mums naudoti. Nors ir kartais norėčiau netgi pritarti, bet aš drįsčiau sakyti, kad taip nėra ir reikia visą laiką išvelgti tokią pozityvesnę pusę. Idėjos yra gražios ir jos yra netgi labai geras. O kokios pavyzdžiui? Tas pats egzaminų padalėjimas. Netgi neseniai su draugais diskutavome, kad mums turbūt buvo labai paprasta palyginus, kad tu turi vienais metais atsiskaityti iš vienų metų kurso, kitais iš kitų metų kurso. Aš jau buvau antra karta, kuri išbando tokią sistemą, tai buvo patobulinta, nes pirmą kartą kilo labai daug visokių nesklandumų. Pavyzdžiui, pati sistema pakrešino, realiai. Ta prasme, nebuvo nieks pasirengę tiek daug mokinių sutikti, vienu metu. Arba, kad pavyzdžiui, 2024 metais pabaigusių mokinių lietuvių kalbos brandos egzamino lape buvo 3 klaidos, čia irgi yra stipru, bet čia yra problema. Nėra apie tai, kad ji yra pasenusi, problema yra tai, kaip yra vykdoma. Kadangi mokyklos pačios turi vykdyti valstybinius egzaminus, jos pačios turi įgyvendinti tai kaip eventą, ar ne, atsiprašau už anglicizmą, ar nebūtų logiškiau, kad jos tiesiog paruošia ir jos tau duoda įrankius, jos tave išmokina ir jau tada, pavyzdžiui, konkretūs universitetai organizuoja konkrečius, tai testavimus, vadinkim taip, ar konkrečius egzaminus, nes, tu kažkur tai nori stoti, tu galvoji. Tai čia maždaug kaip sovietmečio. Čia taip sovietmečio buvo. Arba iš karto po jo. Gerai, kaip jums sovietmečio šitą idėją tada paklausiu? Ar mokyklai tikrai reikia su visais vargais, kuriuos reikia patirti, ar jiems dar reikia ir organizuoti, tokio masinio dydžio ir masinės svarbos reiškinį? Tarkim, kad pats universitetas ar, nežinau, kokia kita aukštoji mokykla organizuoja tą savo stojamąjį egzaminą, tai galbūt iš dalies logiška. Mokinys tada iš karto specifikuojasi tam tikrą dalyką. Iš kitos pusės, lietuviškai skaityti ir rašyti yra pareiga piliečio. Tai jeigu mes atimam tai, kad mums nereikia, tarkim, matematikos egzamino, tai mes iš karto ir to loginio mąstymo kažkaip dalį atmetam. Sutinku. Ir, pavyzdžiui, aš kalbu apie tą patį raštingumą. Mokytojai turi labai daug laisvių, Steam visokios programos ir daug tobulėjimo, Dove visokios ir taip toliau programos. Aš turėjau tokius mokytojus, kurie tas galimybės išnaudojo ir patys dar ieškojo tobulėjimo. Tai čia viskas priklauso ne nuo pačios švietimo sistemos, bet ateina iš pačio mokytojo noro motyvuotis, tobulėti. Yra tie seni mokytojai, tikrai pripažinkim, kurie nebenori tobulėti, nes jiems užtenka tiek, kiek jie gauna, jie neina nei streikuoti, nei nieko, nes kam jiem eiti, jie vis tiek greitai išeis. O jauni mokytojai ateina su maksimalizmu, turbūt jaunatviškumu ir visada nori parodyti kažką iš savęs, tobulėti, nes kiekvienas tobulėjimas tau atneša kažkokias galimybės. Tai tikrai negalima sakyti, kad beviltiškai pasenusi, galbūt jinai yra kažkiek pasenusi, ją reikia atnaujinti, bet ne tiek. Tu, Pauliu, aš tikiu, kad būsi puikus pedagogas, bet konkrečiai tiesiog šiuo metu 60% visų mokytojų Lietuvoje yra 50 metų ir vyresni. Kaip 50 metų žmogus, kaip jis apeliuos į jauną žmogų, kaip jis supras jauno žmogaus problemas, ar juo labiau kaip jisai įsisavins kažkokias tai technologijas, kurias tie patys jauni žmonės įsavina daug greičiau. Statistika dar liūdnesnė tai, kad mokytojų arba pedagogų iki 30 yra tik 4% iš vis Lietuvoje. Čia viskas ateina ir iš visuomenės požiūrio į švietimą, tai visuomenė labai negatyviai vertina pedagogo profesiją ir švietimo sistemą. Turėtume mąstyti apie tai, kad mokytojas nėra kažkoks blogis mokykloje ir kad jaunuoliam būtų tokia paskata motyvuotas žmogus, o ne kažkoks žandaras, kuris stovi, nes dažniausiai ir ateina iš tėvų visą šitą nuomonę. O kokia tavo nuomonė švietimo klausimais? Įtikino tave mano argumentai ar labiau palaikai Panevėžio jaunimą? Parašyk komentaruose po šio vaizdo įrašu. Daugiau vaizdo įrašų, informacijos ir nemokamų plakatų rasi lrt.lt /ministerija futura.